Kažkur pabudimo kelyje, galbūt po seisminio dvasinio apreiškimo ar tylaus asmeninės tapatybės sudužimo, pajutote, kaip po jumis juda žemė. Tai, kas kažkada buvo pažįstama, tapo svetima. Prasiskverbėte pro iliuzijos šydą, pamatėte savo modelių mechanizmą, kurtinantį pasaulio triukšmą, o tada atėjo tyla. Iš pradžių ta tyla atrodė šventa, netgi įgalinanti, tarsi išėjimas iš degančio pastato į gryną orą. Tačiau lėtai, subtiliai, tai yra ištirpo, ne kaip katastrofa, o kaip tylus išnykimas, tarsi tavo siela pritemdė gyvenimo šviesas ir pamiršo jas vėl įjungti. Tu nustojai stengtis, nustojai vaidinti ne iš nevilties, o apimtas švento išsekimo, tuštumos, kuri atrodė keistai rami, bet kartu ir nerimą keliančiai tyli. Ir tada pasigirdo šnabždėsis, tylus, skausmingas klausimas. Kodėl jaučiuosi toks tuščias dabar, kai pagaliau pamačiau tiesą? Tai paradoksas, apie kurį niekas tavęs neperspėja. Esame verčiami tikėti, kad dvasinis pabudimas įžiebs mūsų tikslą, kad permatymas per iliuziją privers mus degti aiškumu. Tačiau daugeliui, ypač jautriems, ieškotojams, empatams, vidiniams keliautojams, tai daro kai ką kitą. Tai ištuštima indą, išvalo visus klaidingus motyvus, kol net troškimas tampa neatpažįstamas ir toje tuštumoje mes painiojame pabudimą su apatija. Prisimenu pokalbį su brangia drauge, nuostabiai dvasiškai nusiteikusią, laisvai kalbančią Ekharto Tolle, Krishnamurti, Alano Vatso tekstais. Ji išniro iš tamsios sielos nakties su krištolinio įžvalgumu. Ji man pasakė, kad permatė tapatybės, pasiekimų, išorinės meilės iliuzijas. Tačiau po 2 mėnesių radau ją gulinčią lovoje, spoksančią į lubas, sklandančią, nejudrumoje, kurios ji nesitikėjo. Anksčiau verkdavau, kad nepadariau pakankamai, sakė ji. Dabar man visiškai nerūpi, ar ką nors darysiu. Maniau, kad pabudimas mane padegs. Vietoj to jaučiuosi užgesusi. Karlas Jungas tiesiogiai kalbėjo apie šią ribą. Jis apibūdino ją kaip šventą erdvę tarp ego žlugimo ir savęs gimimo. Ribinė erdvė, bauginanti savo tyla, kur motyvacija, kadaise paremta persona ir socialiniu pritarimu, ištirpsta, palikdame tik neapdorotą molį to, kas dar nebuvo suformuota. Tai ne nesėkmė, tai individuacija, psichikos lėliukė stadija, kai vikšras ištirpsta beformiškume prieš tamdamas drugeliu. Tai psichologinė mirtis, būtina atgimimui. Tačiau neturime šios tuštumos klaidingai pavadinti regresija, nes šios tuštumos širdyje gyvena gilesnis šauksmas, tylus tiesos pulsas, laukiantis, kol bus išgirstas. Ne motyvacija įrodyti, o impulsas būti. Judėti ne iš poreikio būti pripažintam, o iš vidinio rezonanso. Šis straipsnis ne apie neviltį. Jis yra apie akimirką po pabudimo, kai senasis variklis miršta, o naujasis energijos šaltinis vis dar formuojasi. Jungas suprato. Viso gyvenimo privilegija – tapti tuo, kuo iš tikrųjų esi. Motyvacijos praradimas nėra pabaiga. Tai šventa pradžia. Gyventi ne kaip kaukė, o kaip siela. Analitinės psichologijos architektas Karlas Jungas numatė šį keistą ir tylų rūką, nusileidžiantį po pabudimo gerokai anksčiau, nei jis tampa šiuolaikinių dvasinių sluoksnių tema. Jis nepridangė jo misticizmu ar euforiška kalba. Jis su skvarbia aiškuma kalbėjo apie sielos nusileidimą į savo gelmes, kai pasąmonė pradeda judėti. Jungas kartą rašė, kad nušvitimas ateina ne įsivaizduojant šviesos figūras, o sąmoningai paverčiant tamsą. Ir nors šie žodžiai gali skambėti poetiškai, juose slypi siaubinga tiesa. Tikrasis pabudimas nevainikuoja palaimą, tai tave nurengia. Tai išardo netikrojo aš pastolius, tai pradeda lėtą ir šventą mirtį.
to, kuo save laikėte mirtis. Žlugimas vidinis, bet greitas. Jūsų ankstesni motyvai, ambicijos, pasiekimai, pripažinimas pradeda irti. Laiko juostos, kuriomis sekėte, tikslai, kurie kadaise jūs traukė į priekį, net tapatybės struktūros, apibrėžusios jūsų santykius, darbą, kasdienį ritmą pradeda blėsti lyg miražai gilesnės tiesos šviesoje. Tačiau čia ir yra gyvybiškai svarbus psichologinis niuansas. Jūsų ego niekur nedingsta. Jis nemiršta. Jis tiesiog praranda orientaciją. Raštas, kuriuo kadaise vadovavosi, buvo sudegintas, bet naujo rašto dar neatsirado. Rezultatas – ne tinginystė ar apatija, o gilus dvasinis limbas. Jūs nebemiegate, bet dar nesate iki galo pabudę ir pasiruošę tam, kas bus toliau. Tai yra paslaptis, kurią Jungas vadino negredo. Alchemijos juodinimo faze, kai ego yra išardytas, bet pats aš dar neužėmė sosto. Šiuolaikinė prasme tai atrodo kaip demotyvacija, bet Jungo kalba tai šventa pauzė, tarpinė erdvė, kurioje siela pasineria į vidų, kad perrašytų savo mitą. Ir vis dėlto mūsų kultūra bijo šios tylos. Jungas perspėjo, kad šiuolaikinis pasaulis daro viską, ką gali, kad išvengtų šios fazės, kad ją patologizuotų, nuskausmintų, gydytų vaistais, nes jis negali suvokti transformacijos, kuri neatrodo kaip pažanga. Tačiau tai, ką patiriate, nėra regresija, tai iniciacija. Tai ne disfunkcija, tai šventas nuopolis. Tai ne depresija klinikinė prasme, nors ji gali turėti savo šešėlių. Tai sielos atsisakymas dalyvauti gyvenime, su kuriuo ji neberezonuoja. Ir tai, anot Jungo, buvo individuacijos pradžia. Šventas tikrojo aš tapsmas. Dauguma žmonių niekada nekalba apie šią dalį, ar ne? Skausmą po šviesos, tylą po apreiškimo. Tačiau ši tyla nėra tuščia, ji formuoja, ir jei išmoksite joje sustoti, įsiklausyti į tai, ko ji jūsų prašo, galite suprasti, kad tai, kas atrodo kaip demotyvacija, iš tikrųjų yra gilesnio susiderinimo pradžia. Pasaulis jums sako, kad esate pasiklydę. Jungas pasakytų, kad jūs reformuoja kažkas daug sąžiningesnio. Ir būtent tai mes pradėsime tyrinėti toliau. Jei blaškėtės po pagudimo tvyrančioje migloje, spoksodami savo kadaise ryškiai degusią kibirkštį, žinokite, jūs nesate palaužti. Jūs išgyvenate gilų psichinį pokytį, kuriam mūsų kultūra neturi pavadinimo. Tai tokia gili metamorfozė, kuri ne tik meta iššūkį jūsų mintims, bet ir pertvarko pačią jūsų vidinio pasaulio architektūrą. Ambicijos, kurios kadaise kurstė ugnį jūsų krūtinėje, terminai, tikslai, 5 metų vizijos, motyvuojančios skubėjimo mantros, dabar žlunga. Ne todėl, kad patyrėte nesėkmę, o todėl, kad griūna pati struktūra, kurioje kadaise glūdėjo jūsų motyvacija. Karlas Jungas numatė šį griūtį gerokai anksčiau nei apie ją buvo šnabždėta skaitmeninėse platformose. Supraskime tai aiškiai. Didžiąją gyvenimo dalį energija sklido iš asmenybės, sukonstruoto aš, kaukės, kurią dėvėjote judėdami po pasaulį. Ta tapatybė, tas, kuris norėjo būti žavus, pripažintas, patvirtintas, giriamas, nebuvo trūkumas. Tai buvo būtinas žmogaus raidos etapas. Kaip rašė Jungas, persona yra elgesio sistema, kurią individui primeta visuomenės lūkesčiai. Tačiau pabudus, kaukę pradedi matyti tokią, kokia ji yra – vaidyba. Ir vaidyba tavęs nebeįpareigoja. Negalite vytis plojimų, kai pamatysite, kad scena pastatyta iš iliuzijų. Rezultatas? Tikslai, kuriuos kadaise gerbėte, dabar atrodo svetimi. Juos parašė tas aš, kuris nebegyvena tavyje. Ir tai sukuria šiurpią tylą viduje, tarsi aktorius nužengęs nuo scenos ir pamiršęs savo eilutes. Ne iš sumišimo, o todėl, kad scenarijus nebeatliepia sielos.
Jautiesi be tikslo ne todėl, kad praradai kryptį, o todėl, kad atsikratai tapatybės, kuriai reikėjo tikslo. Nepraradai savo varomosios jėgos. Išaugai kūrą, kuris kadaise tave maitino. Dabar tavyje suvirba ne tuštuma, o šventa pauzė. Tyli tuštuma, ruošianti būti užpildyta kažkuo tikresniu. Kažkuo, kas nebeišsiiliuzavo, o atsirado iš buvimo. Ego spaudė. Siela laukia. Ir tame laukime prasideda kažkas švento. Karlas Jungas tikėjo, kad gyvenimo tikslas yra neišaukštinti ego, o integruoti jį į didesnę, gilesnę psichinę visumą. Esame čia ne tam, kad tarnautume ego troškimams, bet tam, kad jį išgrynintume, sušvelnintume ir suderintume su savimi, transcendentiniu mūsų būties centru, jungiančiu mus su didesnė visuma. Jis šį procesą pavadino individuacija, visą gyvenimą trunkančią kelionę nuo susiskaldimo prie vidinės vienybės. Ne tam, kad taptume tuo aš, kuris yra giriamas, bet tam, kad taptume tikruoju aš. Savęs, kitaip nei ego, nesirūpina pritarimu ar rezultatais. Jį veda ne ambicijos, o darna. Jo vienintelis noras yra išreikšti tai, kas tiesa. Taigi, po dvasinio pabudimo, psichika pradeda šventą perkalibravimą. Tai, kas kadaise atrodė jaudinanti, dabar atrodo tuščia. Jūsų sistema pradeda atmesti viską, kas dirbtina, priverstinė ar neautentiška. Tai apima karjeras sukurtas iš nesaugumo jausmo, santykius paremtus vaidmenimis ar net vizijų lentą, kurią sukūrėte iš savo senojo aš baimės būti nepakankamam. Šis vidinis apsivalymas dažnai jaučiasi kaip išsivadavimas ir dezorientacija tuo pačiu metu. Jūs atsikratote trūkumų, bet kas dabar užima jų vietą? Jungas perspėjo, kad daugelis čia įstringa. Kai kurie pabunda ir puola į dvasinį apėjimą, painiodami transcendenciją su pabėgimu. Jie sklando virš gyvenimo, viską vadina iliuzija ir įtikinėja save, kad niekas nesvarbu. Tačiau atsiribojimas nėra tas pats, kas atsijungimas. Savastis nenori, kad jūs išnyktumėte iš pasaulio. Ji nori jame gyventi per jūs. Ji nori įsikūnyti, o ne išsikraustyti. Jis siekia ne atsitraukimo, o įsikūnijimo. Tačiau prieš tą įsikūnijimą yra slengstis, ir Jungas jį gerai apibūdino, nors mažai kas jį atpažįsta, kai jame atsiduria. Tai pilka erdvės po pabudimo, tuštuma, kuri ateina ne su palaima, o su sumišimu. Tai neatrodo poetiškai, tai nėra madinga. Tai atrodo kaip tylus sėdėjimas, kol pasaulis lekia pro šalį, negalėdamas paaiškinti, kuo tampi. Jungas pasakytų, kad jūs nežlugstate, esate kažkur tarp jų. Jūs išėjote iš ego, bet savastis dar netapo jūsų pagrindu. Ši ribinė erdvė nėra klaida. Tai iniciacija, nusileidimas į nežinomybę, kuriai šiuolaikinė kultūra neturi kantrybės. Ramybė klaidingai diagnozuojama kaip tinginystė. Pauzė painiojama su paralyžiumi. Taigi pradedate save teisti ir tas vertinimas tampa ta pačia siena, kuri blokuoja energiją, kurią jūsų siela vadina namais. Ši fazė yra šventa. Tai leliukitė, o ne griūtis. Ir jei pavyks čia išbūti pakankamai ilgai, jei pavyks atsispirti pagundai skubėti ar trauktis, pradėsite jausti tylų, kažko gilesnio kylantį pulsą. Savęs esybė nėra garsi, bet nuolatinė. Ir tai laukia, kol jūs patikėtumėte tuo, kuo dar negalima įvardinti. Karlas Jungas turėjo žodį šiam šventam energijos apvertimui apibūdinti. Enandiodromija. Reiškiniui, kai kažkas pasiekia savo kraštutinumą, virsta savo priešingybe. Ir niekur tai nėra taip akivaizdu, kaip po pabudimo.
iš maniakiškų ego pastangų, aš privalau viską daryti, pereina į tuščiavidurę sielos ramybę. Kam apskritai ką nors daryti? Svituoklė sviruoja ne todėl, kad esi palūžęs, o todėl, kad to reikalauja pusiausvėra. Psichika, ilgai įkalinta spektaklyje, galiausiai sugriūva į ramybę. Ir šis nusileidimas nėra patologija, tai iniciacija. Mito kalba tai atsiskyrėlio archetipas, pasitraukimas iš pasaulio prieš atgimimą. Tai šventasis kokonas, kuriame vikšras ištirpsta beformiškume. Neberopojantis, dar neskraidantis aš. Tai lipnumo fazė, nestruktūrizuota, neapibriešta, neproduktyvi pagal jokius šiuolaikinius standartus, bet būtina, nes psichika išgyvena alcheminę transformaciją. O transformacija, pasak Jungo, prasideda tamsoje, neapeinant, ne tik iš gerų vibracijų, bet ir leidžiantis žemyn. Būtent čia šiuolaikinis dvasingumas dažnai praranda savo gylį, glamonėdamas pabudimą, vengdamas jo nukryžiavimo. Jungas tvirtino, kad šešėlis, atstumtos, nepatogios, nesąmoningos mūsų dalys yra ne tai, nuo ko reikia pabėgti, o tai, ką reikia integruoti. Šešėlių darbas nėra aukštesnio lygio dvasingumas. Tai yra pats visumos tapimo pagrindas. Ir šioje nebūties būsenoje, kurioje dabar esate, pasąmonė kyla ne kaip piktadarys, o kaip pasiuntinys. Tai, ką kadaise slopinote, jūsų sielvartas, pyktis, nepatenkinti poreikiai, pradeda iškilti į paviršių, nes pagaliau atsirado erdvės. Taigi, ego puola į paniką, jis trokšta veiksmo, aiškumo, vardo etiketės, bet aš tyliai ir atkakliai šnabžda: paleisk, aš kuriu kažką gilesnio. Ir čia prasideda tikrasis darbas, ne pasiekimuose, o pasidavime, ne aiškume, o liudijime. Psichika neveikia netinkamai, ji įsisavina metų metus trukusi triukšmą, iliuzijas ir netikras pastangas. Tai sustabdo jūsų varomąją jėgą, ambicijas, alkį, todėl neturite kito pasirinkimo, kaip tik sėdėti su tuo, ką palaidojote. Ir būtent toje tyloje, toje persekiojančioje tuštumoje pradedate prisiminti. O tada, beveik nepastebimai, kažkas juda. Atsiranda nauja motyvacijos forma, bet ji visiškai nepanaši į senąją. Ji negimsta iš nerimo, nėra skubi ar performatyvi, ji neriaumoja. Ji dūzgia. Sielos vedamas impulsas judėti ne todėl, kad būtina, o todėl, kad to nedaryti reikštų išdavystę tiesai. Jungas tai vadino savęs atsiradimu, ne kaip abstraktaus idealo, o kaip gyvo, kvėpuojančio kompaso viduje. Jis nesiveja, jis šaukia, ir tai, ką kviečia, yra nesėkmė, o pilnatvė. Taigi peržengiai slengsti ir sustojai tyloje. Patyrė ramybės skonį, ne kaip sąstingio, o kaip šventos pauzės. Klajojai per vidinę naktį, kur joks balsas nešaukia ir jokia šviesa nerodė kelio. Ir štai kažkas senovinio pradeda judėti. Ne kaip riaumojimas, ne kaip žaibas, o kaip tylus vidinis dūzgimas. Švelnus pulsas, kuris neskatina grįžti prie to, kas buvo, bet kviečia kurti tai, ko dar niekada nebuvo. Tai pirmasis savęs šabždesys. Ne kalba, o jausmu, trauka, buvimu. Karlas Jungas tai pavadino simboliniu gyvenimu. Gyvenimu, kurio nebevaldo ego ar konvencijos, o veda gilesnės sielos jėgos. Kai ego pasiduoda ir pasąmonė pagerbiama, gyvenimas nustoja būti išlikimo žaidimu ir tampa prasmės atsiskleidimu. Ir štai, kur slypi paradoksas. Tai gali atrodyti gražiai įprasta. Kai savastis pradeda vadovauti, jūs nebeskubate, jūs reaguojate. Jūs veda ne baimė praleisti ką nors, o tylus įsitikinimas, kad jaučiate vidinę harmoniją.
Nustojate vaikytis aiškumo kaip prizo ir pradedate jį atpažinti, kai jis ateina. Dažnai pasipuošęs paprastumu. Gyvenimas iš savęs nereiškia, kad visada būsite energingi ar užtikrinti. Nuovargis, abejonės ir sielvartas vis dar lydi. Tokia yra žmogaus gyvenimo tekstūra. Tačiau dingsta nuolatinis savęs išdavystės skausmas, nuobodus nuovargis, kai tenka vaidinti nebetinkamą savęs versiją. Vietoj to kažkas pasikeičia. Pastebit atkuri ne tada, kai niekas neploja. Sakai ne tada, kai tikimasi taip. Seki stebuklas, o ne sužymėtomis varnelėmis. Pradedi rinktis ramybę, o ne pasirodymą. Tai ne inercija. Tai naujas kūras. Ne adrenalinas, o susiderinimas. Nespaudimas, o buvimas vietoje. Jungas šį gyvenimą pavadino simboliniu. Ne pabėgimu į fantazijas, o sugrįžimu į sielą. Pradedi pasitikėti sapnų kalba, nuojauta, simboliais ir sinchroniškumu. Tavo gyvenimas tampa dialogu, ne monologu šauktų į tuštumą, o pokalbiu su nematomu. Ir kaip tai atrodo? Kartais tai taip subtilu kaip įvairūs klausimai. Ne, ką turėčiau daryti, bet kas mane tyliai šaukia. Ne, koks planas, bet kur gyvenimas mane stumia. Ne, kaip aš galiu įrodyti save, bet kas atrodo tiesa. Nustojate bandyti dominuoti gyvenime ir pradedate jame dalyvauti. Ambicijos niekur nedingsta. Tai transformuoja, tai tampa atsidavimu. Atsidavimu tam, kas tikra, kas tiesa, kas jūs įkvepia gyvybei. Ir keista, bet tas atsidavimas kalnus perkelia. Jūs padeda pasiekti rezultatų, bet iš pilnatvės, o ne iš sekimo. Dabar tai tvaru. Dabar tai varoma sielos, tai yra savęs motyvacija. Ne tam, kad sužavėtumėte, o tam, kad išsireikštumėte. Ir tai skatina jūs dažnai be pastangų kurti, mokyti, gydyti, tarnauti. Ne todėl, kad turėtumėte, bet todėl, kad visa jūsų esybė sako taip. Taigi, jei svarstėte, kur dingo jūsų kibirkštis po pabudimo, atminkite, jie niekur nedingo. Sena ugnis užgeso, kad galėtų iškilti gilesnė liepsna, kuri nemirksės pasaulio audrose. Karlas Jungas niekada nežadėjo lengvumo, bet žadėjo gylį.